Tai labas tau, padarysiu tokį būrimą, kokios paslaptis išaiškės balandžio mėnesį. Bus 3 variantai. 3 variantai, pradėsim nuo pirmojo. O šiaip noriu pradėti savo būrimą būtent nuo to, kad mes turim savo protą programuoti pozityvui. Tai jeigu kažką tai norit pasiekti šiame gyvenime arba kažką nori daryti, kad ir kaip būtų sunku, galvokit būtent, kad viskas bus gerai ir palaipsniui pamatysit, kaip viskas pasikeis ir kaip viskas susitvarkys. O šiaip aš, jeigu patarčiau, kad jeigu žiūrit, tarkim, kažkokius video, tai stenkitės žiūrėti tokius video, kurie programuoja būtent į tą pozityvą, tarkim, į pozityvą ir sėkmę, nes aš galvoju ir turiu tokį požiūrį, kad mūsų visi kompiuteriai ir visos technologijos, būtent robotai, yra sukurti pagal žmogaus protą. Ir taip, kaip mes galim susikurti savo negatyvą ir mūsų protas pradės pritraukinėti arba mes pradėsim matyti visur tą ką mes užsiprogramavom. Tai negatyvius dalykus, tarkim, kažkokius, tai lygiai taip pat mes galim užsiprogramuoti ir pozityvui ir pradėti matyti aplinkui save būtent tuos pozityvius dalykus, kurie mums yra reikalingi būtent savo gyvenimo ten situacijose. Nežinau, kad ir kaip būtų sunku, tiesiog stenkitės ir pamatysit, kaip gyvenimo situacijos pradės keistis ir viskas pradės keistis aplinkui. Tai va, o dabar pradėkim būtent nuo pirmo varianto. Ir kokios paslaptis išaiškės pirmam variantui. Čia būtent kokios paslaptis išaiškės. Tai kažkokie planai, išaiškės kažkoks planas, gali būti verslo planas, kuris buvo užstrigęs būtent ugnies lazdų karalieniai. Arba gali būti taip, kad ateis į jūsų gyvenimą moteris, kuri yra būtent lazdų karalienė, būtent ugnies karalienė. Jinai gali turėti planą, tarkim, kelioniai, kuris užstrigs, arba gal planuojat kelionę kažkokią ir gali būti, kad užstrigs būtent kažkur tai. Na, šitos kortos tokios visą laiką jos taip filosofiškai kalba, tai taip kartais yra sunku jas iššifruoti, kad ką jos nori pasakyti. Tai žodžiu, situacija tokia, kad išaiškės kažkoks planas, kaip ir sakiau, būtent. Gali būti, kad tarkim, jūs pati, ir čia greičiausiai tai ir yra situacija, kad jūs pati esat lazdų karalienė. Lazdų karalienė tai būtų metavinas, šaulys ir liūtas. Tai lazdų karalienė, jinai irgi yra tokia būtent labai veikli moteris, būtent seksuali moteris. Jos pagrindinė energija yra seksualumas, bet jinai yra apskritai labai tokia veikli, labai daug daranti ir visą laiką susitvarkanti su savo problemom ir su kitų problemom, ta prasme, susitvarkanti su viskuo aplinkui save. Tai gali būti tokia situacija, kad jinai turi planą atvykti pas jūs ir šitas planas kurį laiką buvo užstrigęs. Ir šita moteris gali būti santykiuose,
Tai jeigu, tarkim, būtų tas variantas, kad kažkas pas jūs norėtų atvykti ir jūs toliau gaunat žinią būtent dėl kažkokios, tai galvojat apie kažkokius pinigus, apie kažkokį tai rezultatą, kažkokį tai naują pradžią, naujos mintis, naujos idėjos. Ir visa tai, kas yra su naujom idėjom, naujų planų, tai ateina jums į balansą ir jūs, tarkim, švenčiat šventę dėl to. Būtent, tai jūs viso šito nežinot, tai gali suplanuoti būtent 2 žmonės aplinkui jūs. Tokie, kurie jau yra nuolatiniai, tarkim, gali būti šita moteris santykiuose, nežinau ar paminėjau, būtent santykiuose su Žemės karalium ir jinai būtent gali atnešti šitą žinią arba jums gali išaiškėti būtent šitą žinią per ją. Toliau gali ateiti žmogus lygiai taip pat su jausmais, su kuriuo jūs galbūt buvot kažkokiam tai tokiam susižodžiavime arba konflikte, arba tiesiog gali ateiti pas jūs žinutė būtent nuo tokio jaunesnio, sakyčiau, už jūs jaunesnių energijų žmogaus, nebūtinai jaunesnio žmogaus. Tai čia būtų pirmas variantas toksai. Antras variantas toliau būtų, jeigu mes kalbėsim, jeigu jūs esat pati Queen of Wands, tai lazdų karalienė, kaip ir minėjau prieš tai, toks pašokinėjimas truputėlį buvo nuo vieno ir antro varianto, tai atleiskit, man tiek daug turiu pasakyti visą laiką ir žodžiu man pritrūksta laiko. Tai antras variantas būtų toks, kad jūsų santykiai galėjo būti užstrigę su Žemės karalium, arba Žemės karalius tai būtų toksai žmogus, kuris yra labai stabilių energijų. Čia gali būti jūsų vyras. Tai čia jūs galėjot būti nekalbadieniuose, tokiuose nesusikalbėjimuose, žodžiu toksai, nesakyčiau, kad pasižodžiavimas toksai, bet tarsi ir jau santykiai atšalę, žodžiu, jau ilgalaikiai santykiai, toksai, žodžiu, jausmai visai nebe tokie ir jūs galit gauti iš būtent savo žmogaus, būtent šito Žemės karaliaus naują žinią, būtent žinią apie tai, kad jisai apie jūs labai daug galvoja, kad jam jūs tikrai labai svarbi ir jūsų santykiai pereina į balansą ir jūs galų gale gali būti taip, kad jūs išvyksit į kelionę kartu. Kad ta prasme, šitas žmogus pasirūpins, kad jūs išvyktumėt į kelionę. Čia tarp kitko gali būti ir tokie santykiai, tokie užstrigiai lygiai taip pat santykiai. Aš nematau to pačio santykio, ilgalaikio santykio, bet tai tiktų ir moteriai, tarkim, kuri yra tokiuose gali ir negyventi dar kartu, bet tokiuose užstrigusiuose santykiuose, tarkim, kaip čia pasakyti dabar, toksai užstrigęs dalykas, kai jūs nežinau, kai jūs, pavyzdžiui, jau ilgą labai laiką, tarkim, esat deitingų būtent tame, tarkim, santykiai yra perėję jau į tokius susitikinėjimus, galbūt ir tokie seksualiniai santykiai yra tarp jūsų ir visa kita, ta prasme, bet jūs negyvenat kartu ir jūs esat tokiam deitingų etape jau, tarkim, kokius metus arba kokius ten apie metus. Šitam žmogui irgi lygiai taip pat tiktų, kad toks etapas, kur jūs esat truputėlį užstrigę. Ir taip, į jūsų santykius ateina balansas, į jūsų santykius ateina
nauja tarsi pradžia ir tada jūs gaunat tokią kaip ir žinią būtent iš šito žmogaus kažkur tai labai gerai praleisti laiką. Tai gali būti netgi kelionė vandeniu arba kelionė, tarkim, kažkur tai tokia trumpa kelionė, netolima kelionė, žeme, tarkim, kažkur tai atvykstat, gali būti toj pačioj šaly, gali būti už šalies ribų kažkur, bet jinai nebus labai toli, tai tarkim, jeigu jūs gyvenat Lietuvoje, tai tarkim, gali būti kur į Vokietiją kokią, ar ne, tai ta prasme, ne kažkur, kur labai labai toli ir ten tikrai ne Australija ir taip toliau, čia toks laiko praleidimas, kažkur tai labai geras laiko praleidimas būtų. Tai jūs gaunat žinutę iš šito žmogaus. Lygiai taip pat, jeigu tarkim mes kalbėsim apie trečias variantas galėtų būti, kad jeigu jūs esat, pavyzdžiui, tarkim, darbe ir jūs esat vėlgi ta pati lazdų karalienė, gali būti lygiai taip pat, kad jūsų išaiškės tokios paslaptys, kad jūs gaunat tarsi kažkokį bonusą, padidėjimą, kur jūs net nesitikit. Ir ta prasme, kur jūs net nesitikit viso šito ir jūsų finansai ateina į balansą, ateina, tarkim, džiugesys ir tada jūs galit praleisti labai gerai laiką, nes jūs gausit ekstra pinigų, tarkim, ar ne, apie kuriuos jūs net negalvojot ir net nežinojot. Tai toliau gali būti ketvirtas variantas. Ketvirtas variantas pirmam variantui gali būti lygiai taip pat, kad išaiškės paslaptis, kad jūs gaunat naują projektą, dėl kurio jūs nesitikit ir galit savo darbe, tarkim, gauti kažkokį visiškai naują projektą daryti, kuris jums labai patiks ir jūs būsit labai patenkinta, tai jums ateina žinutė būtent iš jūsų lygiai taip pat darbdavio. Tai ir tada jūs planuojat, darot ir tas projektas tikrai jisai nebus, tarkim, vienos dienos projektas, tai bus labai ilgas laikas, kai jūs labai ilgą laiką turėsit daryti šitą projektą. Tai projektas jums atneš tikrai ekonomikoje balansą, tai čia jau nauja pradžia, nauji pinigai, naujos idėjos, nauji, tarkim, kažkokie tai resursų, gali būti su pinigai susiję, tarkim, su pinigų planavimu kažkokiu tai, ar ne, kai jūs turėsit labai gerai planuoti pinigus ir jūs turėsit labai gerai planuoti biudžetą, kad tas projektas būtų įgyvendintas ilgalaikiai perspektyvoje. Tokios paslaptys išaiškės pirmam variantui. Visai neblogai, ar ne? Pažiūrėkim toliau, ar dar kas nors išaiškės čia jums. Aš matau, kad žmogus gali būti, kad atvyksta su dovanom pas jūs būtent ir planuoja jau tokią kaip ir kelionę. Gali planuoti kelionę būtent, kaip ir minėjau, tai čia ta kelionė tikrai nusimato. Žmogus gali ateiti su dovanom ir tai gali būti neužilgo, gali ateiti... Ta prasme, galbūt čia netgi vaikas, bet čia nelabai vaikas, kadangi čia yra toks dalykas, kur čia jau yra užstrigimas toks, kaip ir jau tokie kaip ir santykiai čionais. Man pačių santykių nerodo, tai kas yra, pasiimsiu kitas kortas, pažiūrėt, kas yra velnias. Tai čia būtų velnias, tai gali būti netgi, tarkim, žmogus ožiaragio ženklo. Ir šitie žmonės labai dažnai būna tokie irgi, kurie
tokie labai, žodžiu, jie būna ožiaragis, kaip mes ir žinom, yra žemės ženklas ir žemės ženklas yra labai, jie tokie susikoncentravę į materialinius pinigus, žodžiu, labai susikoncentravę į būtent į materialinės vertybės, bet pas juos, žodžiu, ten velniava pekliava yra galvoj ir jo, jie tokie labai jie jau ten. Bet lygiai taip pat velnias gali sakyti apie priklausomybės. Tai priklausomybė gali būti nuo visko, ar ne? Tai kas? Čia vat sako santykiai. Tai vadinasi, mes kalbam apie santykius, gali pas jūs ateiti žmogus, tarkim, jeigu mes čia matėm, kad žmogus yra va būtent žemės ženklo, tai dabar kortos sako konkrečiai, kad tas žmogus, jeigu tarkim žemės ženklas, gali būti ožiaragis ir ožiaragis gali atvykti pas jūs su kelionės pasiūlymu, būtent su kelionės pasiūlymu galbūt gėlėm dovanom, galbūt tarkim, bet čia yra jau toks žmogus, kuris yra labai toksai priklausantis nuo jūsų, nes čia mes žiūrim jau į santykį, žmonės gali būti ilgalaikiuose santykiuose arba apskritai santykiuose ir mes kalbam apie tokį žmogų, kuris tikrai yra priklausomas, jisai tikrai labai myli jūs arba gal netgi nemyli, čia labiau nemeilė, čia yra toksai kaip, nežinau, čia kaip koks toks priklausomybė, tokia jau, kur ten nevaldoma priklausomybė būtent nuo jausmų, nuo seksualinių jausmų, čia labiau toks seksualinis jums prieraišumas ir žmogus yra tikrai, kaip ir man rodo, toksai narcisistinių, tokių netgi charakterio bruožų, kur čia, žodžiu, toksai despotiškas netgi. Tai jeigu dar vieną kortą man tarkim iškristų, tai aš netgi sakyčiau, kad jisai yra, ta prasme, kad jisai gali netgi trenkti arba netgi kitokio lygio išeitų, jeigu man iškristų dar vieną kortą, kuri parodytų, kad, bet čia jau yra toks žmogus visiškai netvardantis savo charakterio, ta prasme, tai vat gali būti netgi ir taip, kad čia yra labai priklausomybės didžiulės nuo būtent jūsų seksualinės aistros, seksualinės energijos ir jisai ateina pas jūs su pasiūlymu keliauti kažkur tai kartu. Tai žodžiu, tai būkit šiek tiek atsargi su šituo žmogumi, nes jisai yra toksai valdantis, aš kai matau tokias kortas, labai toksai reikalaujantis iš kitų, labai disciplinuotas ir jisai gali reikalauti ir iš jūsų disciplinos. Ir kai man tokios kortos krenta ir krenta būtent toks labai jaunų energijų žmogus, ir ta prasme, jisai visiškai nesusitvarkantis su savo emocinė būsena gali būti. Tai va, tai jam labai sunkiai sekasi prisibelsti prie jūsų, tarp kitko, jisai nori naujos pradžios, aš nežinau, man čia jau eina toliau ir čia eina truputėlį tokia nelabai kokia situacija. Na, rodo, kad jisai jaučia jausmus jums. Ir kad jisai visiškai savo galvoj užstrigęs, ta prasme, būtent negali niekaip tikriausiai galbūt ar pasiekti jūsų, ar kaip čia yra. Žodžiu, nebežiūrėkim, nes jau čia eina į tokį biškutį negatyvą ir man tai nepatinka. Tai vad geriau pasilikim prie... Žodžiu, ateis kelionė pas jūs. Tikėkime, kad aš pasakiau, ten jau kai damečiau kortų, tai vat, jeigu jau noriu damesti kokią nors pradėti painiot žmogaus charakterio visokias subtilybės, tai jau turiu tada pasimti 78 durų kortas ir tada jos tenai visą laiką kokiu nors nesąmonį man pripasakoja apie žmogų.
apie žmogų, žmogaus bruožą, tai žmogaus charakterio bruožus, kas čia. Tai va, einam prie antro varianto. Šitų kortų kažkaip nenoriu, jos labai filosofinės tokios. Kai noriu kažko lengvesnio, pasimkim antram variantui. Pasimkim antram variantui. Tikėkime, kad tuos paprasčiau kalbės. Antras variantas. Kokios paslaptys išaiškės jums? Kokios paslaptys išaiškės antram variantui? Kokios paslaptys išaiškės antram variantui? Oi. Kas čia yra atsitikę? Kas čia yra atsitikę? Tai va, antras variantas. Čia jau labai nebekas, žodžiu, išaiškės kažkokios paslaptys, kur jūs esat konfliktu būtent su Knight of Pentacles ir kadangi esat konflikte su Knight of Pentacles, arba čia būsit konflikte gal labiau, va tokia paslaptis ir išaiškės, kad ta prasme jūs sukonfliktuosit su kažkokiu vaikinu, kuris lygiai taip pat žemės ženklo. Ir toksai materialus, toksai stabilus, žodžiu, jisai tarsi labai norėtų eiti su jumis į naują pradžią, arba gali būti, kad nori eiti į naują pradžią, būtent į naują pradžią į santykius, bet gali būti ir taip, kad tarkim jūs esat galbūt ar čia santykiuose, ar apskritai kažkokiam darbe, ar kažkur tai. Ir žodžiu, tas konfliktas bus labai toksai vaikiškas, labai toksai, žodžiu, žeminantis ir labai skaudinantis. Ir, žodžiu, nebus jokio balanso tarsi ir jisai norės būti teisus, ir jūs norėsit būti teisus ir prikalbėsit įvairiausių dalykų, vienas kitam prisakysit, kurių paskui gailėsitės. Tai čia yra mylima moteris ir būtent mylima moteris Knight of Pentacles. Tai, žodžiu, jisai jums šiandien prisakys visokiausių nesąmonių būtent savo moteriai. Tai va, tai... Toliau, dar vienas dalykas išaiškės dar viena paslaptis, kad jūs stebi toliau vaikinas Knight of Swords. Ta prasme, tai jisai stebi jūs ir jisai labai norėtų eiti į kažkokį pasirinkimą su jumis. Ta prasme, bet jūs šito būtent nežinot. Jūs būtent šito nežinot ir kas yra, kokia situacija būtent Knight of Swords. Man labai daug situacijos nesako, tik tai sako, kad jūs visiškai nežinot, kad jisai stebi jūs ir kad jisai jūs domisi. Kodėl jisai domisi? Jūs palaukit. Kodėl jisai domisi jumis? Man kortos sako, kad jisai labai nori atvažiuoti, jisai labai daug galvoja apie jūs, bet dėl kažkokių priežasčių yra labai sunku tai padaryti. Ta prasme, yra beprotiškas sunkumas. Ir jisai neša didžiulę naštą, gali būti čia ta našta ir už kitus, ir už save, ir už visą pasaulį. Tai, žodžiu, jam yra be galo sunku čionais. Kas yra Knight of Swords žiūrinčiam? Na ir vėl iškrito man, žodžiu, iškrito kas? Rodo, kad jūsų santykiai yra pasibaigę su šituo būtent vaikinu, bet jisai ir toliau jūs stebi. Santykiai yra pasibaigę, jisai vėlgi čia, nežinau, kas čia su tom priklausomybėm dabar. Vėl krenta Devil korta.
Žodžiu, jisai yra priklausomas nuo jūsų seksualinės aistros ir čia būtent irgi rodo Žemės ženklo atstovą ir būtent Knight of Swords. Tai Knight of Swords visą laiką rodo tai, kad jisai yra pasiruošęs judėti, jisai yra pasiruošęs eiti, jisai yra pasiruošęs daryti, bet pagrindinė žmogaus energija yra ta, kad jisai yra King of Pentacles. King of Pentacles yra vėlgi žemės žmogus, bet lygiai taip pat mes galim sakyti, kad jisai yra labai brandžių energijų ir jisai uždirbęs jau kažkokį kapitalą ir jisai gali turėti savo verslą, jisai gali, tarkim, valdyti kažką tai jau, jisai gali turėti didžiulių atsakomybių ir jisai puikiai, tarkim, tvarkosi su savo finansinė situacija tenais kažkur tai, kokią finansinę jisai situaciją beturėtų. Lygiai taip pat, King of Pentacles gali rodyti, kad žmogus yra kažką tai pasiekęs jau. King of Pentacles yra, tarkim, rodo man vėlgi ožiaragio, kas čia yra su tais ožiaragiais? Nu tai vat, vėlgi gali būti ožiaragio atstovas. Tai ožiaragio atstovas yra pasiruošęs judėti į priekį, nes jisai jūs stebi, dėl kokių priežasčių jisai stebi, nes jūsų santykiai yra užsibaigę, tarkim. Užsibaigia ir tarkim, žmogus šitas yra iš praeities, jisai stebi jūs ir nori santykius atnaujinti ir jam kol kas tai yra labai sunku padaryti, nes yra didžiulė našta. Didžiulė našta, tikriausiai kažkoks skausmas iš praeities, dėl ko jisai, ta prasme, negali to daryti ir neleidžia savo daryti. Toliau, gali būti, kad šitam žmogui yra reikalinga kažkokia tai pagalba. Tokia pagalba gali būti reikalinga pagalba būtent finansinė. Ir jisai bando prisibelsti į jūsų duris, jisai bandys eiti į pokalbį su jumis. Ir bandys prisibelsti būtent ir susigrąžinti jūs. Ir pereiti į santykius, bet ką noriu pasakyti, būkite atsargi, nes šitas žmogus gali eiti su negražiais labai paskatais. Jisai nesirinks būtent širdimi, jisai gali eiti su tokia būtent dėl seksualinės energijos ir būtent, kad turėtų kažką tai savo gyvenime. Čia gali būti tūkstančiai priežasčių, tarkim, bet tai nebus priežastis, kad jisai sukurtų su jumis būtent santykį. Tai bus, kad jisai nesijaustų vienišas, nes šitie būtent žmonės, jie arba kortos man krenta tokios, kai jau iškrenta tokios kortos, tai čia savaime aišku, kad čia gali būti žmogus, kuris eina su tokiais labiau pasinaudojimo paskatais, kad tarkim nebūtų vienas, nesijaustų vienas, nes jam yra sunku būti vienam. Bet esmė yra tame, kad jūs nematot jo. Ir jūs pati galit nematyti jo kaip santykių, nenorėti atnaujinti santykių. Čia labiau jisai norės atnaujinti santykius, bet jisai nenorės santykių būtent ilgalaikiai perspektyvoje, jisai norės būtent seksualinių santykių. Ir čia yra žmogus taip iš praeities ir vėl man rodo žmogus už praeities, kuriam visiškai nėra svarbu, kaip jūs jausitės, jeigu jisai, tarkim, svarbu, kad jam būtų gerai, kad jo, tarkim, visi dalykai patvirtinti, ta prasme, kad jisai gaus tai, ko jisai nori, jam visiškai nesvarbu, kokią kainą gauti tai. Tai žmogus gali būti visoks, ta prasme, čia gali būti netgi žmogus, kuris visiškai nevaldantis savo emocijų ir gali žmogus toks būti, kuris jau tikrai visos kortos iškritusios. Tai čia, žodžiu, irgi toksai despotiškas, kad jisai gali pasakyti, čia gali daeiti netgi iki to, kad užtrenks, jeigu, tarkim, jūs kažką tai netai padarysit, netgi iki tokio dalyko gali būti, bet nežinau, kad jisai, ta prasme, nevaldo, ką jisai sako, tai tikrai. Tai žodžiu, toks labai jaunų energijų žmogus ir labai tarsi ir brandžių to pačiu energijų, bet labai tokių sudėtingų energijų. Tai pirmas variantas, kas išaiškės. Antras variantas, kas gali išaiškėti jums,
kad jūs esat savo darbe, kad būtent, tarkim, savo darbe jūsų darbe yra konkurencija ir jūs esat būtent labai stipri konkurentė kažkam, gali išaiškėti netgi tai ir būtent išaiškėti tai, kad jūs esat stipri konkurentė būtent jaunesnių už save energijų vaikinui. Čia būtent rodo, kad jaunesnių energijų vaikinui, nes jisai gali būti tik pradėjęs dirbti. Ir jeigu jis pradėjęs dirbti, tai jam, žodžiu, nėra perspektyvų, kur augti, nes jisai nėra dar tiek augęs, bet jisai labai nori eiti į priekį. Ir būtent jo darbe nėra balanso. Ir nėra balanso būtent dėl tos priežasties, kad jisai yra arba ką tik tai pradėjęs dirbti, arba būtent nedaaugęs savo srity tiek, kiek jūs daaugusi. Tai gali išaiškėti toks dalykas. Toliau, kitas dalykas, kuris gali išaiškėti lygiai taip pat, kad jūs nežinot, kad jums reikės kažkur tai važiuoti, tarkim, kad jūs turėsit kažkokią tai kelionę, apie kurią jūs labai daug galvosit ir šita kelionė su kuo gali būti susijusi. Kad jūs gausit žinutę, kad jums reikės kažkur važiuoti, bet jums bus labai sunku tiksliau. Ir jūs labai daug galvosit apie tai. Su kuo susijus kelionė? Čia gali kelionė būti susijusi su ligoninė, kažką važiuosit lankyti. Taip, kažką važiuosit. Tai būtent kelionė gali būti susijusi su ligoninė, su, tarkim, senesniu kažkokiu žmogum, pas kurį gal pas mamą kokią važiuosit, gausit žinutę ar iš mamos, ar iš kažko tai, kad jums teks kažką būtent aplankyti, bet jūs to nežinot dabar. Jūs to nežinot ir jums gali ateiti tokia žinia. Žmogų, kurį jūs tikrai labai mylit. Žmogų, kurį jūs labai tikrai mylit ir tas žmogus gyvena vienas, jisai negyvena su kažkuo tai, tarkim, jisai nėra poroj, noriu pasakyti. Tai tai tiek antram variantui. Visos kortos kalba vos ne apie tą patį. Įdomiai. Pasimkim trečią variantą. Trečias variantas. Kokios paslaptys jums išaiškės? Kokios paslaptys trečiam variantui išaiškės? Kokios paslaptys trečiam variantui išaiškės? Kokios paslaptys trečiam variantui išaiškės? Tai trečias variantas. Kokios paslaptys jums išaiškės? Išaiškės tai, kad jūs pati tikriausiai esat santuokoje
tai kad pas jūs atvyksta žmogus arba jūs važiuojate į pasimatymą pati, tarkim, jūs galit būti pakviesta į pasimatymą, į susitikimą kažkokio žmogaus, kuris labai susidomėjęs su jumis, arba jeigu jūs esat santuokoje, tai jūs pakviečia į pasimatymą jūsų būtent vyras ir tarkim, jūs gerai praleidžiat laiką. Tai jūs galit būti santykiuose, tai jūs gerai praleidžiat laiką. Bet jūs pati galit būti netgi, čia žodžiu netgi gali būti treti, ketvirti asmenys. Ta prasme, abi pusės gali turėti po kitas pusės, kur jūs lygiai taip pat būsit, jeigu jūs, tarkim, esat santykiuose, esat ištekėjusi ir turite antrą asmenį, su kuriuo jūs susitikinėjat, tai jūs galit būti pakviesta būtent į pasimatymą ir tuo tarpu jūsų vyras irgi gali būti kaip čia turėti meilužę, ar ne? Pasikalbėkim tikrais vardais, vadinkim. Ir būtent jisai irgi eina į pasimatymą būtent su šita moterim. Ir jūs tai sužinot, ir jisai tai sužino, ta prasme. Ir tada jūs tarsi galvojat, ką daryti šitoje situacijoje ir jūs išeinat kaip nugalėtoja, nors jums be galo skauda širdį. Tai ateina pas jūs tokia žinutė. Gali būti tokia situacija. Toliau, jeigu tai būtų deitas ar ne, tai be abejo, tada jūs nesat, ta prasme, tada jūs galit būti pakviesta tiesiog į susitikimą. Ta prasme, ir tas žmogus yra labai jumis susidomėjęs. Būtent susitikimas pasibaigia taip, kad tas žmogus yra labai jumis susidomėjęs ir jums yra labai sunku priimti būtent sprendimą dėl santykių ir eiti su tuo žmogumi santykius, nes dėl kažkokių priežasčių jums kažkas būtent netinka, o jisai šitas žmogus nori daugiau pasimatymų su jumis. Nori daugiau pasimatymų ir kol kas jisai tarsi ir nieko jums bet kokiu atveju nežada. Ir jūs mato kaip tokią labai seksualią moterį, su kuria jisai norėtų. Na, tai žinoma, jeigu, tarkim, pirmasis pasimatymas, tai vyrai dažniausiai jie nieko neplanuoja, ta prasme, jie mato tik tai, ką jie mato, ar ne? Jie mato žmogaus išorę ir labai retas vyras, kuris yra tenais labai jau, patobulėjęs psichologiškai tiek, kad matytų ne tik tai moters kūną. Tai šioje situacijoje aš matau, kad jisai mato jūs kaip labai seksualią moterį, kuri yra būtent tinkama ilgesniai perspektyvai, bet nėra taip, kad jisai jau iš karto jums sakytų, kad viskas, mes tuokiamės ir mes gyvenam. Tikrai ne. Tai va, jeigu jūs einate pasimatymą, ar ne? Toliau, jeigu jūs nesat jokiuose, tarkim, jeigu pas jūs nėra jokio ten ketvirtuko, ta prasme, ketvirtukiškų santykių. Tai jeigu jūs nesat pati, neturit jokių kitų pusių ir jūsų vyras neturi kitų pusių, ar ne? Tai tokia situacija. Tada jūs puikiai praleidžiat laiką su savo vyru, puikiai praleidžiat su savo mylinčiu vyru, nes man būtent rodo, kad jūs mylintis vyras.
ir jisai jūs pakviečia kažkur ir jūs labai puikiai praleidžiat laiką, jūs tarp kitko važiuojat, turėkit omeny, kad čia nebus ėjimas kažkur tai, bet jūs labai taupiai praleidžiat šitą būtent savo būtent tą susitikimą, kadangi jūsų vyras taupo. Tai vat tai irgi noriu pabrėžti, kad nėra taip, kad ten netaupiai bus kažkas, kad viskas bus gan taupiai ir viskas gan apskaičiuota ir jūs tarsi tai truputėlį erzins. Būtent situacija, kad jis toks kaip ir kad jūs bandysit jį taip truputėlį nugesinti kažkur tai, nes jisai ten ar per daug kalbės, ar per daug kažkas tai. Ir jūs vis tiek truputėlį erzins šitą situaciją, kad jisai taip taupiai nori sutaupyti kažkur tai ant jūsų. Ir šitą būtent situaciją jūs truputėlį erzina. Toliau, gali būti, kad jūs būtent šita moteris, kuri eina į pasimatymą ar ne su vyru, jinai gauna žinutę iš mamos. Ir mama lygiai taip pat pakviečia ten praleisti labai gerai laiką su ją, kur jums yra labai sunku susiderinti būtent laiką dėl savo darbo ir jūs atidedat būtent šitą susitikimą su savo mama, nes kitam laikui ir jūs geriau jau savo mamą tada pakviečiat į namus, nes jūs nerandat laiko būtent tam ir jūs labai išgyvenat dėl to, kad jūs negalit, ta prasme, tuo laiku eiti su savo mama į susitikimą, į tą būtent kažkur tai, kur jūs mama pakviečia. Mama arba, tarkim, žodžiu, vyresnio amžiaus moteris gali pakviesti jūs pati, tada kristumėt kaip Queen of Wands man. Jeigu, tarkim, tai būtų vyrukam, tai vyrukai irgi lygiai taip pat gali persimesti ant savęs. Tai jeigu, tarkim, vyrukas žiūrėtų, tai tada jisai būtent taupo, jį tada ten biškutį nugesina moteris, nes jinai susierzinusi. Būtent dėl to, kad jisai per daug taupo. Tai. Ir būtent jo žmona tada gauna iš mamos savo ten žinutę arba jisai pats gauna iš savo mamos žinutę ir taip. Ir tada viską turi susiplanuoti ir, žodžiu, trūksta laiko ir labai liūdi dėl to. Tai kaip ir viskas trečiam variantui, gal truputį dar dameskim, gal kažkas tai visiems damečiau, damesiu gal ir šitam. Tai vasara, aišku, kad visur žmonės viską planuoja išėjimus, planuoja atostogas, planuoja keliones. Tai kas dar, ko dar nematot? Taip ir sako ir vėlgi, kad kažkur tai labai geras laiko praleidimas, ar ne? Puikus laiko praleidimas. Ne, čia jau kažkas yra tikrai. Ir vėl man krenta karalius ir vėl krenta su praradimais. Tai gali būti, kad, tarkim, pas jūs ateina žmogus, gali būti jūsų, aš jau nebeminėsiu, kad čia yra karalius, žemės karalius, kuris jūs prarado ir kad jisai yra, žodžiu, nes kažkaip kiekvienam variantui čia jau krenta tasai žemės karalius. Žodžiu, kuris yra savo tokiose fantazijose paskendęs.
Ir jisai labai strategiškas, žodžiu, santykiai tarp jūsų, nes, žodžiu, situacija tokia, kad jisai gali pakviesti būtent su žmogum, kuris yra būtent žemės karalius ir jisai gali pakviesti jūs kažkur tai, praleisti labai gerai laiką su jumis, bet šitas žmogus ateina iš praeities jums, jisai turi savo tenai visokių fantazijų, savy, ta prasme, jis viską supranta, viską savaip, labai puikią vaizduotę turi ir jisai žino, kaip santykiai turėtų būti, kokie santykiai turėtų būti. Jisai toks žmogus, vat, būtent labai toksai užsispyręs, labai toksai su savo tokiu charakteriu užsispyrusiu labai ir jisai neina su švelniom būtent intencijom. Jūs irgi krentat kaip moteris jau, ta prasme, kad jūs esat jau viskas užbaigusi su juo ir jūs nebenorit jokių santykių su juo. Tai vad būtų dar toks papildymas trečiam variantui, nebenoriu aš čia gilintis, nes čia vėlgi kažkaip tai nelabai, kai jau čia kitas kortas pasiemu, tai nelabai man čia jau ir bekrenta gražiai, tai va. Tai va tokia situacija, tokie 3 variantai, tokios paslaptis jums išaiškės kažkada. Galbūt gegužės mėnesį, o galbūt ateityje, o galbūt labai neužilgo, galbūt kažkas atitiks, galbūt kažkas neatitiks. Tai jauskit širdim, kas jums atitiks ir kas ne. Tai va, tai tiesiog linkiu sėkmės jums visiems ir visoms, kas žiūrėsit. Ir gražaus savaitgalio.